Sveiki atvykę į mūsų diskusiją. Šiandien mes gilinamės į keletą nepaprastai turtingų biblinių tekstų, kuriuos analizuoja Marie Noel Tabut. Mūsų rankose ištraukos iš pranašo Izaijo, taip pat psalmių ir Jono Evangelijos. Ir visos jos vienaip ar kitaip kalba apie Mesijos atėjimą ir jo misiją. Ir štai čia, manau, iškyla esminė įtampa, kuri ir yra šių tekstų šerdis. Pagrindinis klausimas, kurį šiandien nagrinėsime, kokia yra tikroji tos mesijinės misijos prigimtis? Ar tai visų pirma, politinis ir nacionalinis reikalas, konkrečios Izraelio tautos išlaisvinimas? O gal tai yra kažkas, kur kas plačesnio, visuotinis, dvasinis visos žmonijos atpirkimas? Aš šiandien ginsiu poziciją, kad šie tekstai rodo aišku judesį link visuotinės, dvasinės misijos. O aš vis dėlto manau, kad galbūt toks supriešinimas yra šiek tiek, dirbtinis. Laikysiuosi požiūrio, kad tiesiog neįmanoma suprasti tos visuotinės misijos, neįvertinus jos išeities taško. Nors misija be abejo turi universalių aspektų, ji yra giliai įsišakninusi konkrečiame Izraelio tautos atkūrime. Tiesiog viena kyla iš kito. Gerai, tuomet leisk man pradėti nuo savo argumento. Man atrodo, kad šiuose tekstuose mes matome, tiesiog neįtikėtiną teologinės minties evoliuciją. Tas lūkestis sulaukti karaliaus kario, kuris sutriuškins priešus, įkurs galingą karalystę, jis pamažu transformuojasi į kažką daug gilesnio. Pavyzdžiui, Izaijo knygos Dievo tarno figūra, tai juk netriumfuojantis valdovas, o, sakyčiau, kenčiantis tylus herojus. Jono Evangelijoje Jėzus pavadinamas Dievo avinėliu, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Atkreipkime dėmesį ne Romos imperija, o pasaulio nuodėmę. Tai jau yra dvasinė, o ne politinė kategorija. Misijos tikslas, pasakus Izaijo, yra būti šviesa tautoms, o tai akivaizdžiai peržengia nacionalinės ribas. Man atrodo, kad čia kalbama apie išlaisvinimą iš vidinės vergijos nuodėmės, baimės, mirties, kuri paliečia kiekvieną žmogų. Tai radikali mesijos sampratos transformacija. Aš suprantu, kodėl. Kodėl ta perspektyva tokia patraukli, tikrai, bet man atrodo, kad ji praleidžia tą esminį, patį pirmąjį žingsnį. Juk, negalima pastatyti namo be pamatų, o šiuo atveju Izraelis ir yra tie pamatai. Tu cituoji Izaiją, bet pamiršti patį pirmąjį tarnos uždavimą, kuris ten nurodomas – atstatyti Jokūbo giminės ir sugrąžinti Izraelio likutį. Tai labai konkretus istorinis ir taip politinis tikslas. Izraelio tautos atkūrimas yra būtina sąlyga, kad Dievo išganimas taptų matomas ir atikimas kitoms tautoms. Taip pat ir Dievo avinėlio simbolis. Pirmojo amžiaus žydui tai visų pirma asocijuotųsi su Paskos avinėliu, kurio kraujas išgelbėjo tautą iš vergovės Egipte. O tai buvo iš esmės nacionalinio politinio pobūdžio išvadarimas. Ignoruoti tuo metu kontekstą, Romos okupaciją, mokesčių naštą, tą viltį sulaukti karaliaus išvaduotojo reikštų paversti šios tekstus abstrakčia filosofija. Dvasinis aspektas nepanaikina pamatinio nacionalinio ligmens. Jis jį papildom. Gerai, palieskime šitą punktą giliau. Kaip tuomet interpretuoti tarno figūrą Izaijo knygoje? Tu pabrėži pradinę misiją Izraeliui, bet ar Dievo planas tuo ir baigėsi? Juk tekste sakoma, kad Izraelio atkūrimas yra per menka užduotis. Galutinis tikslas yra daug didesnis, kad mano išganimas pasiektų žemės pakraščius. Man atrodo, kad Izraelio vaidmuo čia tampa instrumentinis. Tauta tampa liudytoja, per kurią Dievo gelbstinanti galia apreiškiama visiems. O pats faktas, kad Izraelis kaip tarnas turi suburti patį Izraelį, yra, jis paradoksalus. Tai rodo, kad kalbama ne apie politinės jėgos telkimą, o apie gilų vidinį, dvasinį atsinaujinimą. Šią misiją įgyvendina ištikimasis likutis, o ne politinė struktūra. Aš manau, kad frazę per menka tu interpretuoji, galbūt ne visai taip. Tai nereiškia, kad pirmoji užduotis yra nesvarbi ar tik priemonė. Priešingai, tai reiškia, tai, ką aš padarysiu per tave Izraeliui, yra taip didinga, kad to neužteks. Aš noriu, kad tai pamatytų visas pasaulis. Tai pamatinis būtinas pirmas žingsnis. Visuotinė misija yra šio žingsnio išplėtimas, o ne jo pakeitimas. Pagalvokime, kodėl Dievas apskritai pasirinko vieną tautą. Juk galėjo, tiesiog nuleisti iš dangaus universalo moralės kodeksą.
Bet ne, jis pasirinko veikti istorijoje, per konkrečius žmonės. Jų fizinis istorinis atkūrimas yra Dievo ištikimybė savo pažadams įrodymas. Tai apčiuopiamas, matomas ženklas pasauliai. Be šio konkretaus ženklo, kalbos apie dvasinį išganimą, liktų tik tušči žodžiai. Bet ką tas dvasinis atsinaujinimas reiškia praktiškai? Kaip jis turėjo atrodyti žmonėms, kurie laukia, kad kažkas juos išvaduos iš mokesčių naštos ir romėnų kareivių savivalės? Manau, kad būtent čia ir slypi esmė. Išlaisvinimas, apie kurį kalbama, yra kur kas radikalesnis. Ir jei jau kalbame apie tarno misijos įgyvendinimo būdą, kančią ir auką, tai jau nurodo į visai kitokį, nepolitinį išvadavimą. Man atrodo, kad Jono Evangelijoje Dievo avinėlio įvaizdis šią idėją išvysto dar toliau. Gerai, pereikime prie avinėlio. Bet aš vis tiek manau, kad tu nuvertini tą konkretų istorinį išlaisvinimo lūkestį. Žmonėms reikėjo vilties. Čia ir dabar. Sutinku, bet kokios vilties. Jono Krikštytojo žodžiai apie Dievo avinėlį, kuris naikina pasaulio nuodėmę, yra neįtikinai gylos, nes jie sujungia du Senojo testamento įvaizdžius. Viena vertus taip, tai Paschos avinėlis primenantis išlaisvinimą, bet kita vertus, ir čia yra tas esminis posūkis, tai ir pranašo Izaijo aprašytas kenčiantis tarnas iš 53 skyriaus. Tas, kuris prisiima kitų kaltes, yra vedamas į pjovyklą kaip avinėlis. Jonas sujungia išlaisvinimo ir nekaltos aukos idėjas į vieno asmenį. Tai yra radikalus atraukimas nuo Mesijaus karalijaus modelio. Kalbama apie nekaltą gyvybę atiduotą už pasaulio nuodėmes. Tai yra esmės dvasinis ir visuotinis aktas. Jėzus kaip avinėlis iš naujo apibrėžia išlaisvinimą. Tai nebėra išsivadimas iš Romos, bet laisvė nuo nuodėmės, būsenos, kuri paliečia mus visus. Aš visiškai sutinku, kad kenčiančio tarno įvaizdis čia yra nepaprastai svarbus. Tikrai. Bet aš sakyčiau, kad jis nepanaikina Paschos avinėlio prasmę, o ją pagilina. Tu sakai, kad pirmojo amžiaus žydas išgirsto abu dalykus. Teisingai. Bet kuris iš jų būtų pirminis, labiausiai atpažįstamas? Be abejonės Paschos avinėlis. Tai juk jų nacionalinės tapatybės pagrindas. Tai istorija apie Dievo įsikišimą į istoriją, siekiant išlaisvinti savo tautą iš konkrečios politinės priespaudos. Man atrodo, kad Jonas, sujungdamas šios du įvaizdžius, sako, nepamirškite politinį išlaisvinimą, o štai kaip įvyks naujasis dar didesnis išlaisvinimas. Jis įvyks ne per karinę jėgą, o per pasiaukojančią auką. Bet tai vis tiek yra išlaisvinimas turintis konkretų istorinį kontekstą. Dvasinis aspektas neanuliuoja politinio, o parodo naują netikėtą kelią jam pasiekti. Bet ar Jono auditorija tikrai būtų galvojusi, tik apie Pašką, juk Izaijo kenčiančio tarno giesmės buvo lygiai taip pat svarbios sinagogų skaitymuose. Galbūt Jonas specialiai pasirinko tokį dviprasmingą įvaizdį, kad priverstų klausytojus mąstyti plačiau, kad supurtytų jų išankstinės nuostatas. Jis tarsi sako, jūs laukite liūto, o aš jums rodau avinėlį, kuris bus paaukotas. Tai visiškas lūkesčių apvertimas. Tai reiškia, kad tikrasis priešas nėra Roma. Tikrasis priešas yra nuodėmė ir mirtis. Ir išlaisvinimas iš šios vergijos yra universalus. Sutinku, kad tai lūkesčio apvertimas, bet aš manau, kad tas apvertimas liečia priemonės, o ne galutinį tikslą. Tikslas vis tiek yra Dievo karalystės įkūrimas žemėje, kuris prasideda nuo Izraelio atnaujinimo. O siūlomas dvasinis išlaisvinimas tai juk nėra vien abstrakti idėja. Jis turi tapti matomas per konkrečios engiamos tautos išlaisvinimą, kuris tampa vilties ženklu visiems. Juk Jėzus skelbia karalystę, kurie ateina čia ir dabar. Ji turėtų turėti ir socialinių, ir politinių pasekmių. Grinai dvasinė laisvė žmogui, kuris yra alkanas ir engiamas, skamba, kaip pasityčiojimas. Išlaisvinimas turi paliesti visą žmogų. Gerai, bet pagalvokime, ką tai reiškia. Visiškas perversmas. Vietoj karaliaus su kardu tarnas. Vietoj pergalės mūšyje auka. Ar gali suvaizduoti, kaip tai turėjo skambėti pirmojo amžiaus klausytojui? Visiška beprotybė. Ir šis perversmas mano geriausiai matomas trečiajame mūsų aptariamame taške, pačios aukos sampratos evoliucijoje. 39 psalmės žodžiai yra tiesiog neįtikėtini. Atnašos ir aukos tu nenori, tuomet aš tariau,
štai ateinu, vykdyti tavo valiai. Tai rodo perėjimą nuo ritualinės gyvulių aukos prie asmeninio klusnumo. Ir ši evoliucija pasiekė kulminaciją Jėzaus dvasinė aukoje, visame jo gyvenime. Tai auka, kuri yra visuotinio masto. Ji nebesusieta su Jeruzalės šventykla, ji pakeičia visą šventyklos kultą naujų universalių santykių su Dievu būdu. Aš vėlgi sutinku, kad aukos samprata evoliucionuoja, bet. Ir vėl pabrėšiu kontekstą. Juk visa tai vyksta Izraelio istorijos viduje. Visa jų religija rėmėsi sandora to jukatingų susitarimų tarp Dievo ir jų tautos. Pranašai kritikuojantis paviršutinišką aukojimą nekalbėjo visai žmonijai. Jie barė savo tautą, kad ši grįžtų prie savo sandoros įsipareigojimų. Jų tikslas buvo apvalyti pačios tautos garbinimą, pagilinti jų supratimą apie Dievo valią jiems. Pranašai nebuvo abstraktus universalistai. Jie kvietė savo tautą grįžti prie tikrosios ištikimybės. Ir būtent ši atnaujinta ištikimybė ir turėjo tapti būtina sąlyga, kad Izraelis galėtų įvykdyti savo misiją tautoms. Taigi dvasinis aukos supratimo pagilinimas pirmiausia tarnauja nacionaliniam pašaukimui. Bet ar toks galutinis, tobulas asmeninis atsidavimas Dievo valiai iš prigimties neišardo nacionalinių rėmų? Jei aukščiausia auka yra ne vynelis šventykloje, o gyvenimas nugyventas visiškoje meilėje ir klusnume, tai juk yra modelis prieinamas bet kuriam žmogui, bet kurioje kultūroje. Tai peržengia bet kokį ritualinį įstatymą. Tai sukuria naują bendruomenę, kurią vienyje ne kraujo ryšiai, o bendras atsidavimas tam pačiam Dievui. Štai kur mano manymu ir vyksta tas sprogimas iš nacionalinio į visuotinį lygmenį. Šventyklos auka pakeičia gyvenimo auką, o tai atveria duris visam pasauliui. Aš matau, kodėl taip sakai, bet man atrodo, kad tas sprogimas vis tiek kyla iš konkretaus centro. Taip, duris atveriamos visiems, bet visi kviečiami ateiti į namą, kurį Dievas pradėjo statyti su Abrahamu, Izaaku ir Jokūbu. Naujoji bendruomenė nėra sukuriama tuščioje vietoje, ji yra, įskiepijama į senąjį Izraelio alyvmedį. Universalizmas čia nereiškia vienodumo ar istorijos ištrynimo. Priešingai, tautos kviečiamas dalyvauti Izraelio istorijoje, tapti Dievo pažadų, duotų šiai tautai paveldėtojomis. Tad net ir pati visuotinė misija yra neatsiejamai susijusi su Izraelio istorija ir pašaukimu. Dvasinė auka neištrina, o išpildo sandoros prasmę. Apibendrinama Saro pozicija, aš norėčiau pabrėžti, kad mūsų diskusija, man atrodo, atskleidė tokią aiškę trajektoriją. Nors mesijinė misija neabejotinai prasideda Izraelyje, jos galutinis horizontas ir tikslas yra visuotinis. Tarno ir avinėlio įvaizdžiai kartu su aukos sampratos perkeitimu iš esmės iš naujo apibrėžia mesijinę viltį. Akcentas perkeliamas nuo politinės galios prie dvasinio išlaisvinimo per pasiaukojančią meilę. Ir tai yra žinia skirta visai žmonijai. Tai viltis ne vienai tautai, o visam pasauliui. O aš apibendrinama pasakyčiau, jog matome, kad visuotinės misijos masto neįmanoma suprasti be jos konkretaus istorinio išeities taško Izraelio tautos. Siūlomas dvasinis išlaisvinimas nėra kažkokia, platoninė idėja sklandanti ore. Jis yra pademonstruojamas, įkūnijamas ir pradedamas per konkrečios engiamos tautos išlaisvinimą, kuris tampa vilties ženklų visiems. Universalumas kyla iš partikularumo, o ne jį paneigia. Dvasinė dimensija suteikia neįtikėtino gilumo, bet neatima iš šios vilties jos istorinio kūno ir kraujo. Tai viltis, kuri išsišakniuojusi žemėje. Akivaizdu, kad įtampa tarp konkretaus ir visuotinio, tarp politinio ir dvasinio aspekto mesinėje misijoje išlieka pagrindinė tema apmąstymams. Šie tekstai yra kur kas sudėtingesni, neatrodo iš pirmo žvelgsnio. Ir manau, kad būtent ši įtampa ir daro juos tokiais gyvais ir aktualiomis iki šių dienų. Jie kviečia mus visus toliau gilintis į šaltinio medžiagą.